Šeima, darbas, mokslai, svajonės, užsibrėžti tikslai. Yra daugybė dalykų, dėl kurių nuo ryto iki vakaro bėgame pirmin. Kol vieną dieną, kai nei laukiai, nei norėjai, nei buvai pasirengęs, tave staiga priverčia sustoti. Ir visa kiek nubėgai, tą pačią akimirką netenka prasmės. Ne tik storėja širdies raumuo, tačiau gali atsirasti ritmo sutrikimai. Ir ritmo sutrikimai esant storam raumeniu gali būti mirtini kartais. Man teko kalbėti dabar su jaunais žmonėmis, aš kalbu apie 30-40 metų, jie man pasakojo, kad žiūrėk, vienas draugas mirė, kitas, toliau ritmo sutrikimai, toliau insultas, toliau infarktas. Iš tikrųjų ir sako, taip, turėjo aukštą kraujospūdį. Vieni žinojo, kiti nežinojo, tačiau nesigydė. Ar žinote savo kraujo spaudimą? Neskubėkite manyti, kad šis klausimas jūsų tėvams, močiutei, ligotai tetai ar senyviems kaimynams. Šis klausimas tikrai jums. Net jei atrodo nerimtas. Rimti dalykai dažniausiai ir prasideda nerimtai. Ligos irgi. Taigi, ar žinote savo kraujo spaudimą? Daugybę metų žmogus padidėjusio kraujospūdžio gali visiškai nejausti. Labai retais atvejais jaučia kraujospūdį galvos skausmais, mirgėjimo akise, spaudimu pakaušyje, nemaloniais jutimais širdies plote, ritmo sutrikimais, bet dažniausiai jo nejaučia. Aš kartais sakau, tai, ką tu žinai apie savo mašiną, ypač vyrams, aišku, galbūt primityvus pavyzdys, žino viską, ne? O apie save nežino visiškai nieko. Todėl savo organizmo pagrindinius skaičius reikia žinoti. Nepamaišys žinoti ir statistiką. Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje kas antros mirties priežastis. Tai rekordas Europoje ir pernai jis 2% dar padidėjo, siekia jau 56,5. Galime skaičiuoti dar aiškiau. Nuo širdies ir kraujagyslių ligų kasmet išmiršta maždaug po Plungę, arba apytiksliai visą Kupiškio rajoną. Beveik kiekvienu atveju viskas prasideda labai nekaltai, tiesiog nuo padidėjusio kraujo spaudimo. Kraujospūdis tai yra kraujo slėgis, kuris susidaro širdžiai išstumiant kraują į kraujagyslės. Yra kelios sąvokos, kalbant apie normas, tai yra optimalus arba idealus kraujo spaudimas 120 ir 80. Toliau yra normalus kraujospūdis, tai iki 130 ir 80-85. Ir toliau dar yra viena sąvoka aukštas normalus, kai kraujospūdis viršutinis nuo 130 iki 140, o apatinis nuo 85 iki 90. Dar galima laukti ir stebėti. Visa tai, kas yra virš 140 ir 90, tai yra padidėjęs kraujospūdis ir mes vadiname tai arterinė hipertenzija arba kraujospūdžio padidėjimo liga. Padidėjęs kraujo slėgis spaudžia kraujagyslių sieneles ir kuo kraujospūdis didesnis, tuo spaudžia labiau. Kraujagyslės supyksta, jos reaguoja, jos storėja, suserga jų vidinis sluoksnis, endotelis. Kraujagyslė ilgainiui tampa sustorėjusi, nebelastinga, kieta, ji nemoka išsplėsti pakankamai arba spazmuoja tada, kada to nereikia. Ir pati širdis kenčia nuo to, kad jai labai sunku išstumti kraują, jeigu kraujospūdis yra aukštas kraujagyslėse. Širdies raumuo storėja, jis tampa labai storu ilgainiui, o vėliau širdis pradeda plėstis ir blogai susitraukinėti, prasideda širdies nepakankamumas. Aukšto kraujospūdžio rizika yra labai didelė, negydoma. Tai yra širdies raumens infarktas arba miokardo infarktas, kai susiaurėja ir kemšasi širdį maitinančias kraujagyslės. Toliau yra galvos smegenų insultas, kuris gali būti dviejų rūšių. Insulto padarinių žinom visi ir žmonės labai bijo, tai yra paralyžius, tai yra neįgalumas. Toliau nuo aukšto kraujospūdžio labai kenčia akys, rega, o akys mums labai svarbios, be jų mes negalim įsivaizduoti savo kokybiško pilnaverčio gyvenimo. Kenčia inkstai. Inkstų nepakankamumas yra
labai dažna aukšto kraujospūdžio komplikacija. Ir aš atsimenu keletą atvejų, kai jauni žmonės kreipiasi į daktarus, nežinodami, kas darosi, o pasirodo, liga manifestavo, prasidėjo inkstų nepakankamumu, o kad buvo aukštas kraujospūdis daugybę metų, žmogus žinojo, tačiau nesigydė. Ar arterinė hipertenzija gresia jums? Kaip savo padėti susirgus? Apie tai artimiausiose mūsų laidose. O kol kas namų darbai. Kartojame klausimą. Ar žinote, koks jūsų kraujo spaudimas? Žinoti kraujospūdį būtina kiekvienam nuo jaunų dienų, nes būna jauname labai amžiuje. Daugybę metų žmogus padidėjusio kraujospūdžio gali visiškai nejausti. Todėl būtina matuotis. Vieną kartą per metus sveikam žmogui būtinai yra pasimatuoti kraujospūdį, o jeigu yra lydinčios ligos arba rizikos veiksniai, arba paveldimumas, arba jau žinai, kad kažkada buvo padidėjęs, tuomet reikia matuotis dažnai.